Mieli broliai ir seserys. Šiandien esame kviečiami apmąstyti vieną iš giliausių mūsų tikėjimo slėpinių. Slėpinį, kuris atskleidžia, kaip toli siekia Dievo meilė mums. Ar kada susimastei, kad akmenys skirti mums buvo mesti į Jėzų? 8 Jono Evangelijos skyriuje Jėzaus ir fariziejų ginčas pasiekia aukščiausią įtampą. Scena baigėsi dramatiškai. Žydai ima akmenis, kad užmėtytų Jėzų. Tačiau yra vienas stulbinantis dalykas. Tas pats skyrius taip pat prasideda akmenimis. Akmenimis nukreiptais į nusidėjėlę moterį, sugautą svetimaujant. Ji buvo atvesta pas Jėzų, pažeminta, pasmerkta, be jokios išeities. Tada Jėzus ištarė žodžius, kurie skamba iki šiol. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas meta į ją akmenį. Vienas po kito visi pasitraukė, ir ta moteris buvo atleista. Jėzus pažvelgė į ją ir sako: eik ir daugiau nebenusidėk. Štai išgelbėta siela. Bet dabar viskas pasikeičia. Akmenys, kurie buvo skirti tai moteriai, atsigręžė prieš patį Jėzų. Ir čia yra Evangelijos širdis – atpirkimas. Akmenys, kurių nusipelnėme mes, buvo mesti į jį. Nekaltasis užima kaltųjų vietą. Koks gilus slėpinis, kokia nesuvokiama meilė. Tas, kuris neturėjo nuodėmės, priima mūsų nuodėmių naštą. Bažnyčios tradicija mums sako, kad ta moteris buvo Marija Magdalietė. Įsivaizduok, ką ji jautė matydama prie kryžiaus kojų, kaip nekaltasis pasmerkiamas mirčiai, o ji kalta lieka gyva. Tai yra atpirkimas. Tai yra meilė. Jėzus, kuris yra gyvenimo šaltinis, įžengia į mirties bedugnę, kad mus išgelbėtų. Kaip sakoma psalmėje, nors eičiau mirties šešėlio slėniu, nebijosiu pikto, nes tu esi su manimi. Jis yra gerasis ganytojas, kuris atiduoda savo gyvybę už avis. Jis nusileidžia į mūsų mirtį, kad duotų mums amžinąjį gyvenimą. Ta moteris buvo išgelbėta nuo fizinės mirties, bet dar labiau nuo amžinosios mirties. Ir mes taip pat. Nes Jėzus, prisiimdamas mūsų mirtį ant kryžiaus, atveria mums kelią į amžinąjį gyvenimą. Tada Jėzus atskleidžia kažką nepaprasto. Jis sako: kas laikysis mano žodžio, tas nematys mirties per amžius. Fariziejai to nesupranta. Jie galvoja apie fizinę mirtį ir atsako su netikėjimu: Abraomas mirė, o tu taip sakai. Bet tada Jėzus paskelbė dar gilesnę tiesą. Pirma negu Abraomas buvo, aš esu. Jis nesako aš buvau, jis sako aš esu. Tas pats vardas, kuriuo Dievas apsireiškė Mozei. Jėzus aiškiai patvirtina, jis yra Dievas. Ir dėl to fariziejai ima akmenis. Šiandien šis žodis mus pastato prieš pasirinkimą. Ar pripažinsime Kristaus meilę, ar ir toliau laikysime akmenis savo rankose. Didžiąją savaitę matome šio slėpinio išsipaldymę. Nekaltasis atiduotas už nusidėjėlius, kad mes nemirtume amžinosios mirties. Atverk savo širdį ir leisk šiai meiliai pakeisti tavo gyvenimą. Teleimina tave Dievas.